Sveiki visi, su jumis aš Ingrid, neurografikos specialistė ir manau, kad čia jau matosi. Ir šiandien sugalvojau įrašyti tokį pastebėjimas, gal pastebėjimus, rekomendacijas Avino ženklo periodui, kuris iš tikrųjų prasidėjo vakar, kovo 21 dieną ir tęsiasi iki balandžio 19-20 kažkur tai plius minus dienos. Ir jį globoja Marsas. Tai yra karo ir veiksmo dievas ir tokia daugiau tendencija pastebėsite. Vienams tai labai gera diena bus antradienis. O kitiems labai rekomenduočiau pastebėti, kas vyksta antradieniais. Tai va, ir čia periodai kovo 21 iki 31, čia tarkim nuo balandžio 1 iki 10, o čia iki 20, kažkur tai plius minus. Taip kažkur tai periodai. Ok, nes čia, kad žinotų, neurografiškai. Iš tikrųjų, aš rašiau postą ir visą kitą, tie, kas skaitė ir matė, tai aš rekomendavau praėjus tik tai visiems pavasario lygiadieniam, visokiem tokiem kitokiem dalykam, geriau pradėti planuotis naują periodą, 2-3 dienas praėjus nuo visokių mėnulio jaunačių, pavasario lygiadienį ir visą kitą tam, kad ten ir Uranas, ir Neptūnas, ir kitos planetos labai įdomiai veikia. Esmė tame, kad čia, kadangi prasidėjus astronominiam pavasario periodui, o astrologiškai Avino ženklas tai yra pirmasis astrologinis ženklas, tai yra naujo kažko tai pradžia. Ir šiandien iš tikrųjų, kadangi sekmadienis, nepatingėti ir jau čia tikslingai išgirdus galbūt kai kurias rekomendacijas į jas atsižvelgti ir tikslingai susiplanuoti mėnesį. Taigi rašau nauja pradžia. Aš mėgstu neurografikui visas figūras pasirašyti, jūs galite rašytis į savo sąsiuvinuką, kaip jums patogu. Tai va, nauja pradžia. Iš tikrųjų, sveikinu visus avinus, kurie gimė šito laikotarpiu. Iš tikrųjų, tai yra periodas, kada vyrauja iniciatyva, lyderystė, optimizmas, drąsa. Ir toksai vektorius viso šito periodo tai yra į tikslą, į naują kažko tai pradžią. Bent jau per tą periodą, jeigu jūs atlikinėsit, kad ir mažus žingsnius link tikslo, tai žinokit, vėliau jūs tikrai užduosit šitą tonusą labai gerą visiems likusiems metam. Ir aš čia rašau vektorius arba orientyras į tikslą. Ir taip reikės iniciatyvos, reikės drąsos, reikės užsispyrimo. Tiem, kam trūksta tam tikrų savybių, tai jūs galite pasižymėti ir aktyvuotis, kad čia iniciatyva, savybės. Iniciatyva, lyderystė, optimizmas, drąsa. Tiesiog. Ir aišku, avinai labai nedraugauja su kritika. Kritikos jie pakęsti negali ir labai greitai įsižeidžia. Tas periodas, pasistengkite, kaip čia pasakyti švelniau, ignoruokit kritiką šito periodu ir neįžeidinėkit tiek savęs, tiek kitų. Ir kadangi šitas periodas ir avinai vadovaujasi principu aš pats, tai žinokit ir visiems kitiems labai rekomenduočiau šito periodu vadovautis tuo principu aš pats. Ne kažkas tai, bet aš pats imuosi, darau, esu atsakingas ir turiu galią šitam dalykui daryti. Turiu tiesiog ir jėgos, jeigu turiu atsakomybę, vadinasi, turiu ir valdžią šitam dalykui padaryti. Taigi, aš pats, principas, principas. Taip, ir toliau einam pagal periodus. Šitame periode, kaip ir sakiau, labai yra svarbu iniciatyva. Iniciatyva, tai reiškia ta nepriklausomybė, dar viena savybė, nepriklausomybė. Pagalvokit, ką jūs pats, nepriklausomai nuo kitų, jūs pats galite pasidaryti. Ir užtat ir sakiau, šiandien labai gerai nuo savęs pasižiūrėti. Ir iš tikrųjų vertybiniai orientyrai turėtų būti, jums čia pagalvokit, kokie yra jūsų vertybiniai orientyrai tam, kad tikslą atsiekti. Taip. Ir šitame toks tonusas turėtų kaip kad būtų įgalinti arba mokinkitės, arba jeigu kam sunku per mažai 10 dienų pasinkinti visą periodą, tai reiškia koordinuoti savo veiklą ir užbaigti bet kokį darbą. Čia vertybės. Bet ir koordinuoti ir tas nepriklausomybė labai viena iš šito periodo momentų, vadovaujantis vertybės, arba kitaip sakant, ne tik vertybės, bet ir tam tikri keliami reikalavimai pas jūs turi būti kaip stulpai, kurie yra nepajudinami. Tiesiog. Avinai suprantate, kaip visi įsispiria į savo tam tikrus reikalavimus. Ir jie yra nepajudinami ir kitas turi vykdyti jo reikalavimus, kitaip nebus. Tai čia šitam periodui, jeigu turite kažkokius reikalavimus ypatingai savo, kurie galbūt jums bus, kaip čia pasakyti, atsiekiami, gali būti per discipliną labai gerai, tai tos disciplinos reikėtų ir paisyti. Tai jūsų būtų disciplina kaip geras stulpas, vienas iš reikalavimų netgi pačiam savo. Todėl, kad viskas eina iš aš pats, iš paties save. Kitam periode, nuo melagių dienos iki 10, aišku, yra labai svarbu kūrybiniai gebėjimai, nes kūrybiniai gebėjimai veda visą laiką į priekį. Bet kurioje veikloje kūrybiniai gebėjimai
jie gali išvesti iš bet kurios vietos ir, aišku, organizuotumas visur ir visada, tai reiškia fokusą laiko ne tik tai, kas susijęs su namais, bet ir tai, kas susijęs su darbu, tai toksai labai paskirstyti, susiorganizuoti savo veiklas šituo periodu iš tikrųjų labai reikėtų ir pasižiūrėti, kaip ką jūs darysite. Vėlgi akcentas, jūs pats neperkelkite atsakomybę kitam. Čia šitas periodas viskas, ką jūs pats galite padaryti. Organizuotumas. Na ir aišku, labai gerai turėti gerą nuotaiką ir geriau daryti su gera nuotaika, su kūrybiniais gebėjimais, jūs tada tas vektorius pasistumės ganėtinai stipriai ir jūs bet kokį tikslą, bet kokį sumanimą galėsite gyvendinti labai greitai ir labai paprastai. Nuo balandžio 10 iki 20 tai yra toksai periodas, tarsi, aš kai kada vadinu vangavimas, kaip vangos numatymas, bet iš tikrųjų tai yra periodas, kada reikia nuo 20 einant link to, jau daugiau vėl iš naujo praanalizuoti, ką pasiekėm, ką visą kitą ir tęsti savo darbus. Gal kai ką perplanuoti, gal kai ką perskirstyti, bet viską gali turėti, jeigu tu kažką darysi. Tai ir tas neiššaukiantis pernelyg dėmesys, o kuklus, kasdienis kruopštus darbas, ką yra vienai žingsnis po žingsnio eina link savo numatyto kelio, tai čia ir yra toksai yra momentas, kuklus elgesys. Ir kaip mes jau figūrų turim 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. Ir aš kaip visada, nutylint visada figūrą įvedu vieną, kurios man kaip vektorius, kuris veda mane visada į vieną tikslą. Ir turiu netgi savo moksluose, tose vidinių dalių sustatymuose, visas praktikos yra nukreiptos būtent į vieną tą mano parašytą metų tikslą. Tai su šiuo etapu tie, kas manęs, žinau, kad kai kurie nepiešia, bet tiesiog pasiklauso, tai su šituo etapu baigėsi, galbūt apvalinant, gal ir iškils kažkokia tai mintis, nežinau, bet neurografai tie, kurie piešia, žino, kad toliau yra apvalinimo periodas ir tai yra toksai atsipalaidavimas, relaksacija, o iš kitos pusės įvykių subalansavimas tarpusavy, taip, ir kad viskas vyktų pačiu geriausiu, harmoniškiausiu būdu. Ir jau neurografai tie, kurie piešia, žino, kad kartais sėdint, čia kaip meditacija, galima savo vis kartuoti, kad viskas vyksta pačiu geriausiu būdu, kad čia, pavyzdžiui, nauja pradžia, šiandien prisėsiu, susirašysiu, peržiūrėsiu, galbūt kokias čia yra jau, apie savybės, gal išsirinksiu, su kokia savybė pasižiūrėsiu. Man labai patiko vienas momentas, nežinau, tam tose medijose, kai aš vaikštau, žinokit, autorių aš jums nepasakysiu, tai labai man patiko, kadangi tikslų tema, tai man labai yra tokia įdomi, jinai besikeičianti, dabar naujoviškai aiškinama apie tikslus, taip kaip mes seniau formuodavome tikslus, jau nebeveikia. Yra truputėlį naujoviškas būdas, kuris gali suveikti. Tas naujoviškas būdas labai įdomus, bet ką aš iš savo patirties galiu pasakyti, reikia atrasti savo būdą, kuris jums tikrai veikia tik jums. Todėl, kad kiekvienas mes esame labai individualus ir tai, kas veikia vienam, gali neveikti visiškai kitam, o pabandyti tiesiog atsirinkti bandymo būdu. Ir tik gali labai parekomenduoti. O toliau čia yra pačio žmogus atsakomybė, ar jisai darys ar ne. Taip ir astrologija, žinokit, kai, pavyzdžiui, ateina daryti sielos formulę, tai aš visą laiką rašau rekomendacijas ir visą laiką sakau, aš rekomenduoju, o jūs galite daryti arba nedaryti. Tai yra jūsų pasirinkimo klausimas. Kaip daryti? Čia yra jau kitas dalykas. Galima daryti įvairiai. Bet geriausia daryti iš savo vidinio vedlio, kuris veda. Ir tai yra iš savo pajautimo, savo vidaus. Nes pats geriausias patarėjas esate jūs patys savo. Visi kiti gali jums parodyti tik tai vektorių kryptį. O daryti tenka pačiam žmogui. Čia patiko vieną mediją, atradau kaip anekdotas. Blogerė dalinosi. Sako, dietos specialistė, dietologė. Sako, pamatė mane, kokia esu. Ir nusprendė man parašyti, žinai, privačiai. Ir sako, brangiau, aš jums sustatysiu dietos planą, jūs būsite labiau patrauklesnė savo tiems būsimiems klientams ir taip toliau. Ką jinai paėmė ir atsakė šitą dietologijai. Susistatyti planą moku ir aš pati. Bet kas jį vykdys? Jums visa filosofija, tai lygiai taip pat čia naras. Aktyvinti, kai aš, pavyzdžiui, jau piešiu 8 metus daugiau. Tai man užtekti gali kai kada ir vieną piešinį, nors aš kiekvieną dieną piešiu, po šiai dienai. Tik ne visada išdedu į savo Facebooką ar dar kur nors, bet aš kiekvieną dieną, pavyzdžiui, su šitom, kai dirbu sesijo vidinių dalių sustatymą, aš visą laiką prieš kiekvieną sesiją darau išmetimą, visada.
nedidelė, kažkur tai lapo kamputė. Aš visą laiką pasidarau išmetimą, viską suapvalinu ir einu į tada į sesiją dirbti su klientu. Tai vat neurografika, jinai, va čia va tie aktyvinimai visi, ar ne? Pavyzdžiui, man užtektų vieno. Aš nusipiešiu, pasikabinu, aha, man užkliuvo, net ir iki šiol pas mane, pavyzdžiui, kur aš piešiau žuvų periodą, pas mane yra pakabinta prieš pat akis ir aš galiu bet kada pakelti akis ir pasižiūrėti, aha, į tą akcentą, į tą. Ir netgi žuvų periode, pavyzdžiui, ir yra parašyta klausyti intuicijos. Okay. Na va, ką čia dar jam gero. Šį kartą kažkaip tai nestabdau įrašą, noriu man kažkaip tai pakalbėti su jumis šį kartą ir pagalvoti. Jo, reikės prisėsti ir pasiplanuoti. Truputėlį ir gerai, kad aš nesiplanavau prieš stojant jaunai, nes ten uranas mano gyvenime labai gražiai prasisuko, gerąja prasme. Ir pasižiūrėsiu, kas iš to viso išeis. Ir aišku, šio periodo dar yra ir kitos planetos, kurios labai įdomiai veikia. Ir tame periode įdomiai tas filosofinis kontekstas, jisai veikia mus visus. Aha, taigi aš pats, arba aš pati. Ir pirmoje vietoje statykite tai, ką galite jūs pats padaryti. Ne tai, ką už jūs gali padaryti, bet ką jūs pats. Padarykite eksperimentą, ką jūs pats, kokios jūsų yra galimybės. Ir nedėkit labai, va šitam periode tikrai nedėkit vilčių kitus. Ir jo, čia tas periodas toksai bus, tokios už lyderio pozicijos, kova gali užvirti kietai. Žiūrėkit, vat sakau, kadangi Marsas tai yra veiklos dievas, veiksmo dievas, bet vėlgi labai yra svarbu psichiniai momentai, kad neįsižiebtų karas tarp dviejų kokių žmonių ar dar kažko. Todėl ir sakau, filosofija, blaivus protas, optimizmas. O čia periodas toksai bus pakankamai įdomus. Ir kaip parašiau, kuklus elgesys, neiššaukiantis. Tai čia yra sveiko proto rodiklis. Mes galime su visais ir visada susitarti, apkalbėti ir veikti bendro labo link. Ta patį dalyką galima sukurti, užtat vat kūryba yra. Ir tą patį galima dalyką sugriauti. Griauti yra daug lengviau negu kurti. Deja, taip yra. Ir vėl čia priklausys nuo jūsų orientyro, ko jūs norite. Ar kurti, ar griauti. Bet sveikiau ir naudingiau yra kurti. Sukurti kažką naujo, kažką gero, kažką įdomaus. Ir išlaikyti pozityvą. Aš suprantu, kai kam bus toks iššūkis šitam periodui. Bet yra taip, kaip yra. Tai va, aš čia baigiu suapvalinti. Kažkaip tai meditatyviai aš čia šiandien viską darau. Okay. Gal spalvinant dar kažkur tai po įrašo. Aš jums rodžiau Facebook'e piešinį, kuris yra pas mane ant stalo virtuvinio. Ir jisai vis prisipildo kiekvieną dieną vis kokiam figūrom. Ir man patinka kartais virtuvėje laikytis, nes visi šitie piešiniai labai energetiškai yra gerai pasikrauna nuo piešinčio energetikos. Ir pavyzdžiui, lėkštė padėta ant piešinio ar dar kažką. Labai žinokit, fainiai, truputėlį kitaip. Ir labai smagiai, žinokit, viskas darosi. Kadangi prie virtuvinio stalo vyksta pas mane daug ten pašnekėsių, tai labai smagiai gali šnekėtis ir piešti, atsipalaiduoti pokalbio metu. Kai kada vikingas įsiterpia irgi piešinį. Ir irgi papiešia vieną kitą liniją, o aš suapvalinu. Ir toks gaunasi bendras reikalas. Man šiandien kažkaip tai norėjosi pavasario šviesos. Tai aš ir žalumos kažkodėl, nežinau, gal tauną žemę. Smagu. Suaktyvinsiu tiesiog. Laivūna, va taip. Okay.
Nu, va, aš čia po to įsidėsiu YouTube kanalą, aš čia dar pasidarysiu, nu ką, lai viskas, nauja pradžia, vyksta pačiu geriausiu, harmoniškiausiu būdu, link to mano gražaus ir norimo tikslo, apie kurį aš kaip visada nutyliu, nes tai yra mano asmeninis dalykas. Tai va, tai yra tiek, jeigu turite kažkokių klausimų, klauskite, mielai atsakysiu. Taigi, gražaus, produktyvaus, iniciatyvaus, optimizmo pilno, impulsyvaus, vedančio į priekį periodo visiems mums su kukliu elgesiu. Taigi, su jumis buvo aš Ingrid ir ate.